Jau 360 metų turime daug bendro. Gubernija nealkoholinis. Šiaip žiūrėjau, besiruošdamas tam pokalbį apie tave visokią informaciją ir labai įdomų dalyką pamačiau. Nu kokią? Kad apie tave yra žemaitiška Wikipedija parašyta. Žemaitiškai? Mhm. O šitą tikrai nežinojau. Ten parašyta, kad esi Lietuvos krepšininkas, vienas geriausių žemaitėjas krepšininkų. Nu nežinau, ar Mums žaidė žaidėją poziciją. Nu, kad geriausias, tai nežinau, ar ten geriausias. Vienas geriausias, nes ir buvo, man atrodo, tais laikais ir atsimenu, kai Plungės Olimpas buvo tokia komanda, tai ten buvo tikrai gerų žaidėjų. Tai, bet jeigu tai prašo, tai smagu girdėti. O pats žemaitiškai moki dar raukojas. Šiaip Mažeikiai gal nėra toks Žemaitijos miestas, kaip, pavyzdžiui, Plungė ar Skuodas ar Telšiai. Tai kai buvau jaunas, tai nelabai kalbėdavau. Bet aš suprantu, kaip kalba žemaitiškai, tai aš viską suprantu. Bet kalbėti nei mano šeimoje nekalbėjo, nei aš pats, tai nelabai kalbėdavau. Tai reiktų ištrinti, reiškia, šitą Wikipedijos puslapį. Ne, tai tegu būna. Tegu būna. Tai kaip ta jaunystė, toj pusiau Žemaitijoje, kaip pradėjai tą krepšinį žaisti iš viso? Tai manau, kaip ir visi, tą krepšinį pradėjom gal su draugais. Nuėjom į sporto mokyklą. Aišku, šiais laikais tai atveda mama arba tėtis, bet mano laikais tai su draugais. Nuėjom, bet aišku, kaip visada draugai po 2 treniruočių nebelankė šitų treniruočių, aš kažkaip pasilikau. Kitą sporto šaką pasirinko? Ne, gal ne sporto šaką, bet gal jie tiesiog norėjo tokio laisvo laiko, gal žinai, į parką nueiti, pasisėdėti su draugais, su draugiam. O aš kažkaip taip užsikabinau, taip, tokia gal buvo net pareiga eiti į tas treniruotės. Aišku, tai pirmom dienom, ten pirmais metais nelabai man sekėsi, tai aš to ir kamuolį bijojau, aš ten kampe stovėdavau, tai neduokit man to perdavimo. Bet paskui po truputėlį persilaužiau, pradėjo sektis ir taip gavus, kad tapau to krepšininku. Šiaip kiek atsimenu ir kiek žiūrėjau, tai labai gražią metimo formą turėjai, nežinau, tritaškių bent jau. Kaip pavyko ją tokią, nes būna, ir ką tik šnekėjom, kad ne visiems pavyksta, net profams jau turint tas formas gražias pasidaryti. Tu toks vienai šūteris. Ta kogelę atstatydavai, tai dabar tikriausiai daug pražangų išprovokuotum. Gal. Na, nežinau, čia dėl ko, tai gal labai daug dėmesio skirdavau į tą metimo techniką. Aišku, būdavo ir treniruotės, kad daug mesdavau, bet būdavo, kad namo grįžęs pasimdavau kamuolį ir atsigulęs ant žemės imituodavau tą metimą. Tai, bet sunku pasakyti, gal tas darbas, nes po treniruočių dar eidavau, atsimenu, kai būdavau jaunas ir į aikštelę su draugais mėtydavau, tai gal dėl to, o kažkokių ten paslapčių tikrai nežinau. Tas metimas kaip ir metimas, manau, kad dauguma taip mėto. Sakau, turėdavai tą kojos tokį išmetimą į priekį šiek tiek. Dabar yra vis tiek ta taisyklė, kad negali nusileisti metančioje zonoje ir kad gauni pražangą gynybai. Čia tokia analizė padarys. Taip, ar dažnai sulaukdavai šūkų teisėjų? Ne, tais laikais visai buvo teisėjamas kitas, tai nebuvo to tokio akcento. Dabar tai žaidėjai jau nori pergudrauti priešininkai ir teisėjus, tai kartais net būna, kad specialiai šoka į priekį, kad išprovokuot tą baudą, bet mano laikais tai to dalyko nebūdavo tokio ir nebuvo to akcento. Kažkaip mesdavo ir tiek. Kaip įvyko, nežinau, tas pirmasis kontaktas su Šiaulių krepšinio klubu? Kontaktas tai kai atvažiavo Domas Klimavičius į Mažeikių varžybas. Tiesiog pasižiūrėti, kaip skautas? Jo, aišku, jis buvo ir skautas, ir buvo ir treneris, ir vadovas, ir direktorius, ir tėvas.
jaunimui. Tai jisai atvažiavo, pasižiūrėjo mano varžybos, jam patiko ir paskui po kokių 2-3 savaičių jis man paskambino, sako, atvažiuok iš Šiaulius, Antanas Reika nori tavęs, bet aš abejoju, ir Antanas Reika žinojo apie mane. Bet taip ir atvažiuoju į tos Šiaulius. Aišku, tada kontraktas buvo didelis gan, 5 metų, bet tikrai nesigailiu, kad pasirašiau 5 metams, nes dabar, nežinau, tas jaunimas gal net ir bijo pasirašyti tokį ilgalaikį kontraktą, gal ir neleidžia tėvai. Niekas nenori įsipareigoti kažkam. Įsipareigoti neleidžia tėvai, gal agentai nenori vienam klubui įsipareigoti. Bet mano laikais kažkaip 5 metai ramiai savo sportuoji, žinai, kad kitą sezoną vėl bus Šiauliuose, tai kažkaip džiaugiausi. O turėjote jau agentus tais laikais? Tais laikais aš neturėjau, bet jau kai baiginėjasi kontraktas su Šiauliais, tada jau sulaukiau, kad reikėtų jau, ne? Ne, sulaukiau skambučio jau. Ne aš skambinau, ieškojau, bet jie mane susirado. Tai jau tada jau turėjau agentą. Šiaip tie pirmi metai Šiauliuose tokie įdomus buvo, nes ką tik klubas buvo 2 kartus iš eilės bronzą laimėjęs. Ir tokie tikriausiai ir lūkesčiai visų nemažai sukelti ir tu ateini jaunas į tokį klubą, bronzinį, realiai iš žemesnio diviziono. Kaip pavyko prisitaikyti prie tų kitų lygių? Na, šiaip lengvai prisitaikiau, nes kažkaip Šiauliai buvo tokie kaip vieningi buvo, tokie tarsi kaip šeima būtų. Tai aišku, man ateiti iš Mažeikių, iš nacionalinės lygos, tais laikais buvo LKL, tai iš Šiaulių komandų, kuri buvo 3 vietoje, tikrai buvo tas tramplinas didelis, bet mane priėmė labai gerai, nebuvo jokių tenais pykčių, ar kad tu esi jaunas. Kas svarbiausia, tai kad Sereika pasitikėjo to jaunimo. Atsimenu, ir aš ten žaisdavau pirmais metais apie 15 minučių. O aš buvau 19-20 metų, tai tikrai didelis ačiū Antanui Sereikai. Ir kitus leisdavai, būdavo Šarūnas Vėlius, ir Tomas Balčiūnas, ir Gaidamavičius buvo, tai tikrai jaunimas nesidėdavo ant suoliuko. Tai man patikdavo Sereikos tas požiūris į tą jaunimą, kad duot šansą, jeigu tu užsikabinsi, viskas tvarko, jeigu neužsikabinsi, sėdėsi ant suoliuko. Bet aišku, ką aš atsimenu, tai buvo labai sunkios treniruotės. Tai po kiekvieną dieną po 2 treniruotės ir po 2 valandas laisvų, gal tai būdavo tik pusdienis. Aišku, ten po varžybų, ten šeštadienį žaisdavom, tai sekmadienis būdavo laisvas, bet savaitės eigoj, tai mes neturėdavom, galim sakyti, laisvų. Bet kažkaip pripranta tas kūnas, tai tas režimas toksai būna, tai nesiskundė. Ir pirmam sezone rinkdavo vidutiniškai po 6 taškus, bet realiai visas geriausias rungtynės būdavo prieš Mažeikių komandą, prieš buvusią tada. Tiesiog po 15 su virš vidurkis buvo prieš jas. Kažkokį kartelį laikydavo ir tiesiog automatiškai prieš savo namų komandą taip pat kitaip sužaidė. Jo, gal tas toksai daugiau to pasitikėjimo būdavo savim, kai žaidė prieš savo buvusią komandą, nori parodyti. Puikiai. Jo, tu žinai, tu nori pasirodyti prieš tuos buvusius žaidėjus, prieš buvusį trenerį. Jeigu žaidė Mažeikiuose, tai prieš sirgalius, nes tu ten praleidai visą vaikystę, jaunystę. Tai kažkaip gal kai žaidė prieš tokias komandas, taip jautiesi laisvesnis, gal be įtampos. Nes krepšinį labai svarbu yra psichologija. O kai žaidė prieš tokias buvusias komandas, tai jauti malonumą žaisdamas. Tai kur gal pritrūko tos psichologijos sezono gale, nes užėmėt reguliariam sezone 3 vietą ir tada jau mažajam finale teko vis tiek pripažintų berods Sakalų tais metais. Sakalais, jo, mes tada atsimenu pralašėm, berods Sakalams, tai buvo labai skaudu, nes kai aš atėjau iš Šiaulių komandą, tai jie buvo visada, man atrodo, berods 2 paskutinius metus jie buvo 3 vietoje. Jo, 2 iš eilės. Jo, ir kažkaip, kai atėjau aš ir mes pralašėm tą mažąjį finalą, tai buvo tikrai skaudu. Aš atsimenu, net
buvau žiauriai nuliūdęs, gal net ir verkiau, nes galvoju, kad aš atėjau ir aš nepadėjau komandai. Tai aš toksai būdavau, kad aš pirmiau į save žiūrėdavau. Aš nežiūrėdavau į kitus žaidėjus, nekaltindavau trenerio, bet visada pradėdavau nuo savęs. Ką aš nepadariau, ką aš blogai padariau. Tai tada tikrai buvo liūdna. Bet berods jau kitais metais mes vėl tapom treti. Man atrodo, 2 tada metai išėlės, tai kitais vėl buvo Alytui pralaimėta ir po to jau prasidėjo ta, nežinau, kiek metų išėlės. Jo, daug. Nes tu berods kiek 4 bronzas iškovojai. Jo, aš nebesuskaičiuoju net, gal ir 4, jo, paskui dar BBL. Jo, BBL, tačiau po to gal kai grįžai vėlesniai karjeros stadijai. Ne, dar buvo, jo, dar aš esu dar su Aloyzu Rudžiu, man atrodo, laimėjom 3 vietą. Su Ventspiliu žaidėm dėl 3 vietos. Tai kaip tos pirmosius medalius atsimeni ten, praėjus porai sezonų nuo pradžios. LKL bronzinius. Ta prasme, šventimą ar... Jo, apsitai kaip buvo tas, nes 2 metus pralaimėjot ir tada vėl jau 3 tavo sezonas pavyko pagaliau iškovoti. Ne, taip, žinot, laimėti 3 vietą LKL tai tikrai yra smagu ir tos emocijos yra geros. Ir daug emocijų yra, tai ir ne vien tu švenčia visas miestas, Šiaulių krepšinio bendruomenė. Tai smagu tikrai. Tai šventimas, žinot, kai baigėsi sezonas, pasiimi tą, man atrodo, tais laikais buvo ženkliukai dar tokie mažiukai. Tai pasiimi tos ženkliukas, nuvažiuoji su komanda, su treneriais į restoraną ir šventi tiesiog. Esu girdėjęs vieną istoriją, kad po kažkurių medalių visa komanda skrido į Prancūziją, berods, nežinau, ar tais metais buvai. Ne, aš tais metais nebuvau. Bet girdėjai gal ir šitą. Ar buvo kažkokių dar išskirtinių, nežinau, dovanų iš klubo vadovų? Iš klubo dovanų. Ne, kai aš kai buvau, tai jau dovanų nebedalindavo kažkaip. Buvo norma laimėti jau tada. Jo, tai mūsų komanda buvo gera, tai aišku, plus ir treneris Antanas Reika. Ir aišku, buvo ir be Antanas Reika buvo trenerių, ir Aloyzas Rudys, man atrodo, Būtotas irgi berods laimėjo irgi 3 vietą. Tai taip. Didelį branduolį turėdavo, realiai metai iš metų praktiškai išlikdavo daugumą tų pačių žaidėjų, ypač lietuvių. Kuo tas išskirtinis buvo Šiaulių toks, nežinau, veidas tais laikais? Jo, Šiauliuos ir buvo tas toks gal tęstinumas gal. Nes kiekvienais metais gal tik tais keli žaidėjai ateidavo. 3, 4, o tas branduolys, tai visi jau patyrę žaidėjai, tai buvo, nežinau, jau po 5-6 metus išėlės jie būdavo toj pačioj komandai. Ir tie, kurie ateidavo į tą komandą, jiems būdavo lengviau, nes tie vadinami senbuviai, jiems padėdavo, patardavo, ką reikia daryti tam tikrose situacijose. Tai būdavo žymiai lengviau įsilieti į tą komandą. Tai aš sakyčiau, tas tęstinumas. Ir aišku, būdavo lengva pritraukti žaidėją, nes, vis tiek buvo 3, 4 Lietuvos komanda, tai kažko nereikėdavo, ar tų didesnių pinigų kažkaip, nes, žinai, tu vis tiek, tu būsi 4 ar 3 ir paskui iš Šiaulių komandos tu galėsi kažkur kitur išvažiuoti. Tramplinas. Jo, išvažiuoti ir užsidirbti tos pinigus. Daug legendų sklando apie Tauro salės lankomumą. Niekas tikslaus skaičiaus tikriausiai negali pasakyti. Kiek galvoji tilpdavo žmonių, tai sakys ten? Tai tilpdavo gal kokį 1000, atsimenu, su Žalgiriu, su Rytu, kai žaisdavom, tai būdavo pilnas tribūnas, tai gal 1600, 1800. Ten taip atrodo, ten maža ta salė, kai ateina tiek daug žiūrovų, tai atrodo, kad wow, bet jeigu pasižiūrėtum šių laikų tą lankomumą, tai beveik 2 daugiau ateina tų sirgalių. Dėl to taip ir atrodo. Pats vienas iš tų žaidėjų, kur labai gali gerai palyginti, nes ir žaidėjai Taurovkiai prie tų bronzinių vaikų ir po to, kai pasistatė čia areną Ančioji, irgi
buvai komandos narys ir irgi medalius laimėdavai. Tai Tai koks čia, kom galbūt, nežinau, skirdavosi ta atmosfera, nes ten vis tiek, kaip ir sakai, viskas tas mažiau, arčiau, garsiau, bet to pačiu, jeigu čia pilna arena, vėl kažkokia kitokia aura. Skirdavosi, tai aišku, nes visada yra, žaidėjams yra sunkiau žaisti, kai yra maža salė ir yra, kai didelis yra triukšmas. Svečiams turiu minėti. Jo, svečiams čia dabar taip biškai taip, nesijaučia to tokio triukšmo, nes, nežinau, skirtumas tas, kad dėl salės dydžio, nes taip tai, aišku, tu daugiau gal dar ir pasikurdavai, nes tau tokį postumį duoda tas triukšmas, tie sirgaliai. Čia šitoje arenai, toj dideliai, tai taip nesijaučia, sakyčiau. Bet aišku, jeigu ateitų kiekvienas varžybas po 5000 ir visą salę pasikurtų, tai manau būtų, toks patriukšmas kaip Taurės sporto salėje. Ten būdavo tas, kad žiūrovai tiesiog palies galėdavo kiekvieną žaidėją ir varžovus atvažiavus iš kitų arenų, iš kitų miestų galėdavo ir paprovokuoti, tai man atrodo visai kitaip. Jo, tai būdavo... Atsimeni gal kokią istoriją? Ne, tai būdavo, kad ir tiesiog sirgalius, kuris pirmoje eilėje sėdė, tai jisai net bendraudavo su žaidėju, tai gal ir provokuodavo tą žaidėją. O čia dabar tai to nepadarysi, plus ir apsauga neleis, ir tie atstumai visai, ir gal tie net žmonės jau kitaip elgėsi varžybų metu, o tais laikais, darydavo tokį balaganą sirgaliai. Po to pirmojo etapo Šiauliuose atėjo Ryto pasiūlymas ir ten labai įdomiai, kad ten tave kaip ir pasirašė Rytas, bet po to vėl skolino Šiauliam, vėl pasiėmė atgal pas save ir vėl skolino Šiauliam. Jo, buvo. Kas ten buvo per karuselę? Ten paprasta istorija. Ten, kaip tik Šiauliuose sužaidžiu, tai man skambina Vainauskas, sako, atvažiuok. Ten pasėdžiu, pažaidžiu ten 50 minučių, vėl mane siunčia atgal. Vėl, mes Šiauliuose su Šiaulių komanda žaidėm FIBA Europoje, man atrodo. Ir aš ten buvau berods antras pagal rezultatumą visoje FIBA Europoje turnyre. Kaip tik su Šiauliais žaidžiu, išvažiuoju kur nors į kokią Prancūziją arba į Ispaniją, ten įmetu kokią 17 taškų, vėl man Vainauskas skambino, atvažiuok. O pas juos vis iškrisdavo kažkas, nes jie kaip ir turėjo teisės į tave vis tiek, bet pas juos tai traumuotas kas nors atsitiko? Jo, buvo ten toksai treneris Zmagos Zagadinas, tai aš jį pasi irgi buvau, tai aš atvažiuodavau, kai žaidėjų gal būdavo gal kokie 8, 9, nes kiti žaidėjai nuo krūvių turbūt susitraumuodavo, nes ten tai treniruotės buvo tikrai nežmogiškas, ten ne po 2 valandas, buvo po 3 valandas. Ir jo, vieną kartą atsimenu, kad mes iš vis žaidėm gal net ar 7 ar 6, nes nebebuvo žaidėjų, nes visi iškrito ten ir Štelmacheris buvo iškritęs ir Nilsenas beros iš tų žaidėjų senų, paskui dar amerikonai. Tai atsimenu pats jau žaidžiau net ir po 15-20 minučių, nes nebuvo kam žaisti. Bet paskui sugrįždavo visi tie ir legionieriai, ir lietuviai, ir tada vėl tekdavo grįžti man į Šiaulius, nes Šiauliuose aš čia būdavo reikalingas, aš čia būdavo starto 5 žaidėjas, rinkdavau tos taškus, tai kažkaip naudingiau čia būdavo. Ir aišku, tada geri santykiai buvo Adamo Klimavičiaus su Vainausku, tai jie taip bendradarbiaudavo. O nebuvo taip, kad priklausydamas Rytui buvai paskolintas iš Šiaulius ir turėjai žaisti prieš Rytą? Ar neteko tokių rungtynių? Man atrodo, buvo gal. Nebuvo sąlygos, kad prieš mus negali žaisti? Ne, man atrodo, tokių sąlygų, aš žinau, aš tokių sąlygų dabar būna girdėjau kartais. Tai. Gal šiais laikais buvo, bet tais laikais tai nebuvo tokių. Jeigu tu žaidi už tą komandą, tai ir turi žaisti, nesvarbu, kad kontraktas yra su kita komanda. Nebuvo tokių.
Bet šiaip, tokių dalykų. jei neklystu, ten turėjai ilgalaikę sutartį irgi su Rytu Jo, pasirašęs. su 4 metų. Rytu irgi turėjau 4 metų berods sutartį. Bet taip ir nepavyko užsikabinti. Gal ir būtų pavykę užsikabinti, jeigu Lietuvos Ryto treneriai būtų lietuviai. Nes aš kai buvau, tai tais laikais buvo užsieniečiai. Tai buvo Spahija berods, Zmago, Zagadinas ir trečias tas iš Izraelio, man atrodo, Diukeris berods. Tai žinai, kai yra užsienietis treneris, tai daugiau leis ir pasitikės užsieniečiais, o kai tu esi jaunas, ten 23-24 metų, tai tu būsi 12-11 žaidėjas. Ir kažkaip tokia situacija gavos, kad aš pasitrau su savo agentu ir nusprendžiau, kad reikėtų nutraukti tą kontraktą. Gal greičiau tada tobulėčiau, ar nežinau, gal paskui sugrįžčiau į Rytą, nes sėdėti ant suoliuko, tai jaunam žaidėjui tai niekada nėra gerai. Jo. Na ir mes nutraukėm tą kontraktą ir paskui prasidėjo tos kelionės po Europą. Bet aš nežinau, kas būtų buvę, jeigu aš būčiau išlaukęs. Būčiau 12-11 žaidėjas, gal po metų, po 2, po 3 metų gal būčiau užsikabinęs. Nes aš atsimenu, kad mes tas 12-11 žaidėjimas buvom su Gecevičiu. Tai Gecevičius išlaukė, treniravosi, atėjo Rimas Kurtinaitis, gavo žaidybinio laiko, pasitikėjo, gavo tą pasitikėjimą ir jis turėjo gerą šitą karjerą tiek Ryte, tiek Europai. Tai šiaip jauti vis tiek kažkokį gailestį, gal būtum dabar kitaip daręs tą sprendimą priėmęs. Jo, kas liečia šitą dalyką, tai tikrai būčiau kitaip daręs, būčiau pasilikęs Ryte, nebūčiau nutraukęs kontrakto. Bet žinot, nieko nebepakeisim. Jo. Nieko. Dar pats paminėjau, kad po to teko išvykti į užsienį. Dar prieš išvykstant į užsienį irgi prieš pokalbį užsiminėm, kad dalyvavai dėjimų konkurse, kur aš, pavyzdžiui, tave prisiminčiau labiau kaip netiką, bet koks buvo tas dėjimų konkursas, gal prisiminė kažką? Jo, tai vieną kartą dalyvau dėjimų konkurse, tai beras buvo Kauno sporto halė. Tų dalyvių neprisiminsiu, bet mano buvo Kalietis, buvo šitas Varnelis, Kiaušas buvo, man atrodo, paskui dar keli, bet neprisiminsiu. Jo, dalyvau, bet aišku, tais laikais tokie dėjimai ten buvo. Dabar, kai pasižiūri tenais NBA ar kad ir čia Europai, skiriasi truputėlį, bet jo, dalyvau. Ir dar gerai atsimenu, kai Adomas Klimavičius dar davė man premijas. Sako, labai gerai sudalyvavai. Va. Bet jau po dėjimų konkurso. Jo, po čia. Treniravais papildomai kažką, žiūrėjai kokius nors gal vaizdo įrašus iš NBA, kaip čia galėtum ką prasukti tokį malonėlį ar kažką? Ne, tai tų malonėlių tai nelabai išėdo, norint padaryti malonėlį reikia pašokti. Taip. Bet jo, aš atsimenu, tokį buvau vieną sugalvojęs dėjimą, bet kur atsimenu, kai Kartris įdėjo su Alkūne. Jo. Tai aš visai kitaip sugalvojau, tai užsikabinsiu vieną ranką, išsilinguoti ir tik tada įdėjau. Tada įdėjau, okei. Jo, tai va šitą. Pavyko? Jo, tą įdėjau, bet žiūrovai tai suprato gal po kokių 3 sekundžių. Pauzė buvo visą. Pauzė buvo, paskui tas, tada pradėjo plojimai. Bet jo, nesuprato, bet toks buvo dėjimas mano. Tai geri įspūdžiai. O per rungtynes, kokį geriausią atsimeni savo dėjimą? Mano tai patikdo, tai nuo 2 kojų ir šonais šokti toksai. Backdoorą pagaus kam kažkaip? Ne, tiesiog iš klauzauto mušimo tokį su energija, tai nuo 2 kojų su viena ranka šonais, tai tas mano mėgstamiausias buvo dėjimas. Aš net daugiau šokdavau nuo 2 kojų, ne nuo 1 kojų. Ir po to jau po Ryto, po to etapo dar lik ir buvo pranešimo, kad lieki Šiauliuose dar metus, bet tada persikėlė į Ispaniją. Jo, kažkaip čia agentai kažkaip
padirbėjo, nes dar atsimenu Šiauliuose žaidžiau, mes buvome išvažiavę į Estiją, berods, į Taliną. Čia prieš sezoną draugiškas kažkoks turnyras. Ar čia buvo Ne, jau... čia buvo šitas prasidėjęs? NBL'as, man atrodo. Ir paskui gavau skambutį iš agentų, kad tave nori pasiimti Ispanai, ACB lygos komanda Valladolidas. Tai tai buvo šokas tikrai, kad iš LKL dar tais laikais, čia prieš 20 metų, patekti į šitą ACB lygą, tai buvo kažkas tikrai wow. Nu, tik elitiniai žaidėjai būdavo jau... Jo, tai tenais į Ispaniją tik patekdavo tik tais rinktinių nariai. O aš nei rinktiniai buvau, tiesiog Šiauliuose žaisdamas. Bet aišku, mes tada žaidama toj FIBA Europo turnyre. Tai aš ten buvau, kaip sakiau, kaip minėjau, antras pagal rezultatumą. Gal tas įtakojo. Kaip tie pirmieji legionieriaus metai buvo karštoji Ispanijai? Kad karšta Ispanija buvo, tai tikrai. Na, pirmas tas įspūdis, atsimenu, pirmas varžybas žaidžiau su Badalonos Juventutu. Tada buvo Ricky Rubio, jam dar buvo... Tai čia buvo kokių 16 metų ir paskui dar buvo Rudy Fernandesas. Tai man treneris sako, nu tai įsidenk šitą Rudy Fernandesą. Nu, tada dar nežinojai, kas tas Rudy Fernandesas bus už... Maždaug, jo, žinojai, jis buvo dar jaunas, viskas arko. Nu, tai sakau, gerai, pasiimsiu šį. Tai per 2 minutės iš karto 2 baudas gavau ir atsisėdau ant suoliuko. Aišku, tai reikėjo pripras man prie to tempo, reikėjo pripras. Greitis visai kitas. Jo, tas greitis, tas fiziškumas reikėjo pripras, bet praėjo kažkiek laiko, ten nežinau, kelios savaitės ir tu pripranti prie tų greičių, prie tos ACB lygos. Bet tikrai buvo geri laikai ir smagus. Šiaip dažnai į Ispaniją išvykę žaidėjų greitai išmoksta ir kalbą ir ten vienas tokių pagrindinių faktorių, gal norint išsilaikyti ilgiau irgi, kad jau ten privalai kalbėti. Jo, ten Ispanija nebuvo to barjero didžiulio tokio? Ne, nebuvo, nes vis laik treneris kalbėdavo tik ispaniškai. Treneris ispaniškas buvo? Ispanas? Jo, Imbroda buvo. Imbroda buvo. Tai jisai kalbėdavo visada ispaniškai, o tos terminus tai tikrai gali greitai pagauti, greitai išmokti, tai per 2-3 savaitės tu jau tos pagrindus išmoksi. Ir šiaip, ispanų kalba, nėra sunki. Ten jeigu prisėstum, nežinau, pusę metų ir tu tikrai jau gali suprast, gali pasakyti tos einamosius dalykus, tai nėra sudėtinga kalba. Bet ir aišku, ten tai ispanai tokie yra bendraujantis, jie ten anglų kalba, tai vienas kitas tik tais kalba, jis šneka tik tais ispaniškai, tai tu pramoksti tą kalbą. Ką prisimeni dar iš to sezono, nes vienam interviu mačiau minėjai, kad ir Geimineri buvo kažkokį pataikęs. Jį buvo, taip, jo, atsimenu. Jo, žaidėm su Gran Canaria berods. Jo, ir mes ten pralaiminėjom. Ne, namuose pralaiminėjom 2 berods taškais ir atsimenu kampe buvau. Vienas prancūzas ten veržėsi, mano komandos narys, ir perdamą davė man. O man ten beliko ten kokias 3 sekundės, man tik tai reikėjo pagauti kamuolį ir mesti. Tai išmečiau ir pataikau tą metimą. Tai buvo tikrai smagu, nes mes tą sezoną labai prastai žaidėm, mes ten buvom paskutiniai vietai beros, ten tos pergalės tai reikėjo nežinau kaip oro. Tai aš galim sakyti, nulėmiau tą. Kad neiškritimą iš lygos gal? Ne, mes tada iškritom. Jo, nepadėjo tas metimas, mes iškritom. Buvom ar 17 berods. Tai ten net ne viena komanda tikriausiai dviratoja. 18 ir 17 išrinko. Tai mums reikėjo paskutinės varžybos berods laimėti, bet mes pralošėm. Tai ir paskui jie iš tą antrą divizioną iškrito. Šiaip minėjai Rubio, Fernandesą, vis tiek teko žaisti tikriausiai ir su Realu, ir su Barcelona. Taip. Vitorija, tais laikais dar kitokia buvo. Kokius dar atsimeni, gal, nežinau, oponentus, su kuriais teko varžytis? Oi, tai daug buvo. Tokių ryškesnių. Buvo iš Madrido Realo, tai ir tas, atsimenu, Amerikonas Balakas, man atrodo, buvo, kaip jis
Lulas. Jau grėžęs muikų ir Jo, tai Barcelonai buvo Navarro, tai reikėjo irgi dengtis, rodos toksai nėra iš tų greitųjų. Nei greitas, nei atletiškas. Jo, nei atletiškas, nei greitas, bet žiūriu, pasistatysi, kad 25. 20 taškų įmetęs, bet, matyt, pas tą žaidėją didelis tas IQ buvo. Tai jam sukurdavo komandos draugai, tas greitas išmetimas būdavo, tai, nespėdavo bėgti. O šiaip buvo tų tikrai žaidėjų gerų. Dar atsimenu su Vitorija, kai žaidėm, tai buvo ir Jasaitis. Paskui buvo, dabar neatsiminsiu, nes labai praėjo, jau kiek čia 20 metų, tai sunku prisiminti. Ir komanda, sakai, iškrito į antrą divizioną, pats tada persikėlė į Vokietiją, man atrodo. Ir ten keista, bet komandoje buvo jau 5 lietuviai. Jo, buvo ten. Kas čia buvo per lietuvių klanas? Ten klanas buvo dėl to, kad buvo treneris lietuvis. Taip, Sakalauskas buvo treneris, tai jo, aš turėjau laikiną ten kontraktą, ten berats keliems mėnesius. Tai jo, ten buvo 5 lietuviai. Jam vadovybė leido taip vien tautiečius skėsti komandą. Tais laikais Sakalauskas ten Vokietijai labai gerai dirbo. Jis berods laimėjo 2 Vokietijos lygą. Ja. Ir paskui jie buvo tenais, pirmoji lygoje buvo ten topė. Tai paskui jie pradėjo kristi žemyn. Nes tai lietuviai, kad 5, tai viskas yra tvarkoje, bet kai aš atvažiavau į komandą ir kai yra tenais ar 7 amerikiečiai, čia jau yra. Tai vokiečių nei kvapo nebuvo. Buvo 2, bet jie tenais buvo 12-11 žaidėjas. Kartais net neregistruodavo jų, bet kai tu patenki tarp 7 amerikiečių, yra sunku žaisti tikrai. Ir tada, tai čia, manau, kad ir buvo, čia problema buvo. Nes amerikiečiai buvo irgi tenais rūkiai, pirmi metai kaip Europai, tai jie dar nesuprato tą Europos krepšinį, tai Sakalauskui tikrai buvo sunku su jais dirbti. Jie nesuprato Sakalausko, Sakalauskas jų nesuprato, nes rezultatai tikrai buvo blogi. Ir po to dar viena užsienio komanda, tai į Odesą, į Ukrainą buvo persikėlęs, bet ten irgi kažkaip labai trumpai. Jo, Odesai buvo irgi tenais po naujų metų, beras išvažiavau. Šiaip visai gerai ten buvo, tikrai ir rezultatai buvo puikus, mes ten buvom berods ar 3 ar 4. Ir paskui aš jau buvau pasirašęs kontraktą vasarą su Odesa, atvažiavau rugsėjo mėnesį ir paskui vadovas sako, mes nebeturim pinigų. Sako, turėsi važiuoti namo. Taip ir išsiskyrėt? Aš taip sakau, tai kaip sakau, kompensacija kažkokia, gal duosi dar kažką. Ne, sako, kompensacija, bilietas yra, turi važiuoti. Ir nieko nepadarys. Ir aš taip buvau prisiklausęs apie tą Ukrainą, nes tais laikais, aišku, ten buvo daug tos, kaip čia pasakyti, korupcijos. Jo, korupcijos, tas mafijos buvo labai daug tais laikais Ukrainai. Tai paskui ten draugai sako, gal geriau tu važiuok, nes čia, sakė, buvo vienas toks momentas, kad irgi žaidėjas nenorėjo važiuoti, tai atėjo tokie vyrai ir privertė. Su ilgais paltais. Jo, su ilgais paltais ir privertė išvažiuoti. Tai gerai, sako, tada duokit man tą bilietą, aš išvažiuoju, man nereikia jokių kompensacijų. Tai va taip ir baigėsi tą etapas. Odesa. Okay, tada vėl kaip ir grįžti į Šiaulius, bet ten kažkoks išsiskirimas greitas, įvyko ir tada į Juventus išvažiuoji. Jo, aš tada treniravausi su Šiaulių komanda, bet Šiauliai tada nesiūlė man kontraktą. Tiesiog atvažiavai vasarą padirbėti? Jo, vasarą padirbėti, pasitreniruoti su komanda, kad greičiau tą ritmą pasiekti ir paskui pakvietė Žydrūnas Urmanas. Nes jis tada buvo berods prezidentas, asistentas, o mes jau buvom prieš tai Šiauliuose žaidę, tai mes vienas kitą pažinojom ir sako, atvažiuok į Uteną. Tai atvažiavau ten.
patiko tas visas sąlygos, dar kaip tik tas Utenos klubas jau kūrėsi, jau tokia jau buvo komanda jau profesionalesnė, tai ir sutikau. Ir gerai, praleidai užsienį kiek gaunas? 3 metai kokie, ne? Nu, užsienį bus Vokietijai. Ispanija, Vokietija. Ispanijai 3 metai. 3 metai, jo, nes aš dar antroje lygoje žaidžiau. Ir kai baiginėjau karjerą, išvažiavau Vokietiją. Ten dar žaidžiau, kokius 3-4 metus. Nu, tai apie 8 gal kokius metus. Ok, biškai nepataikau. Gerai, tai ta krepšininko karjera po to dar buvo vėl ir dar kartą pervedusi į Šiaulius, po to vėl į Juventus, dar Prienų buvo komanda. Ir po to gavos, kad pasukai trenerio keliu iš karto. Iš karto tas atėjo, kad, nežinau, besibaigiant jau paskutiniams sezonams, kad būsi treneris, ar dar nebuvai sugalvojęs ir ten, nežinau, bandėjai tiesiog visokius variantus. Na, kai žaidžiu krepšinį, tai tikrai negalvoju, kad būsiu treneris, nes labai atsakingas tas darbas. Aš mačiau, kaip tie treneriai ir nervuodavosi ir ten pamačiau, kad sunkus darbas. Tai, bet kai jau baiginėjau karjerą ten Vokietijai, buvau gal 36 metų, tai galvojau, kad pamėginsiu būti treneriu. Kai baigiau karjerą, ten 38 metų, tada pasiėmiau vaikų grupę. Buvau treneris U14, U16 ir dar pasiėmiau moterų komandą. Mes ten žaidėm antroji Bundeslygoje. Na ir tada supratau, kad noriu būti treneriu, noriu mokintis. Šiaip visai neblogai man tenais sekėsi. Tai tas kelias ir prasidėjo. Kažkur minėjai, kad tik pradėjęs tą trenerio darbą, paskambinai kažkuriem savo buvusiam treneriam ir atsiprašai, kad gal netaip išsiskyrėt, nes pamatėjai iš kitos perspektyvos. Taip. Tau aš sakiau tokius? Ne man, bet kažkur taip esi pasakęs. Geras. Jo, buvo, nes kai tapau treneriu, pamačiau, koks tai yra darbas, tada supratau, kokias aš pats klaidas darydavau. Bet tada, kai esi žaidėjas, tai tu kitaip žiūri, nevertini to trenerio darbo. Ir tikrai buvo, nežinau, gal su kokiais 3 treneriais buvau gal taip susipykęs, negražiai įsiskyręs. Tai baigęs karjerą iš karto atsiprašiau, nes atsimenu, kai Ispanijoje tai tikrai buvau neteisingai apkaltinęs trenerį, nes atsimenu, buvo tokia situacija, kai liko 1 sekundė, sako, dar reik žaisti. Bet čia nebuvo, kad varžybų galas, čia buvo tenais... Pirmas, antras kėlinukas. Jo, antras kėlinukas beros. Dažniausiai tokiu atveju jaunų žaidėjų įsimeta, ten baudą padaryti. Jo, aš tada jau buvau 30 metų, 32 metų. Ir sako, eik žaisti. Ir aš kažkaip, žinot, tas ego, tas didelis, galvoju, tai aš tikrai neisiu čia žaisti. Ir aš labai tada susinervinęs buvau, tai po varžybų tenais atsimenu ir klubo darbuotoją buvau pastūmęs, ir rūbinį kėdę sulaužiau, nes buvau labai piktas, nes paskui manęs nebeišleido jisai žaisti. O dar aišku, tai rezultatai buvo prasti, tai viskas susidėjo. Ir jo, buvo tokia situacija, bet paskui tikrai atsiprašiau to trenerių, tas treneris mane suprato, sako, tai čia tavo emocijos, viskas yra gerai, tu dirbi savo darbą, aš dirbu savo darbą. Tai... O kitas dalykas buvo, kai atsimenu, jaunas dar buvo, kai Mažeikėse žaidžiau, buvo Luizas Rudys. Žinai, 18 metų jau... Viską žinai, viską geriau darai žusius. Bet čia gal apie kitą, čia užklasinės veiklas visokias. Tai tais laikais mes žaidėm penktadienį, šeštadienį. Tai penktadienį žaidėm namuose ir, žinai, 18 metų jaunas, noris tos laisvės, po varžybų nueidavo į kokį klubą. Bet ir tada kitą dieną treneris atėjo, sužinojo, kad aš buvau klube. Tai sako, kur tu buvai?
tai sakau, niekur, sako, bet sako, tave matė. Mažeikiuose nėra sunku Jo, tikriausiai kad tave pastebėti. matė, kad tu buvai klube. Nu, tai sakau, jo, buvau aš klube. Tai sako, tu pasiaiškink, kodėl tu, nes šiandien yra varžybos. Tai aš jam ir pasakiau, sakau, aš ėjau ir eisiu į klubą. 18 metų. Tai aišku, tada treneris ten gal barats nieko ten nesakė. Bet tik tais paskui tu supranti, kad nu taip tu negali elgtis. Jo. Turi gerbti ir komandą, turi gerbti ir trenerį. Tai aišku, dabar šis laikais gal taip nesilgia, dabar profesionaliau žiūriu, bet man laikais tai buvo taip. Tai ta, kaip žaidėjo karjera vis tiek daug prisideda prie to, nežinau, mąstysenos būnant treneriu, visai kitaip tada supranti ir tą žaidėją, kad kaip jis gali reaguoti tam tikroje situacijoje. Jo, tai ne, tai kai čia yra du skirtingi dalykai, kad tu esi treneris ir kad tu esi žaidėjas. Tu treneris esi kaip, tai pirmas dalykas, tu esi kaip tėvas, tu nori jam ir patarti, nes čia tavo darbas, čia tavo yra ateitis, bet kai tu esi žaidėjas, tu dažniausiai nesiklausai tas pastabas. Tik paskui, kai tu baigi karjerą, tada supranti, kad tas treneris buvo teisus. Reikėjo tą daryti, bet dažniausiai būna, kad jau viskas, jau baigi karjerą. Jo, šiaip, aišku, kai kiti žaidėjai tą supranta ir jie įsidėmi į tas galvas ir tada, žinai, jiems patiems yra lengviau. Bet čia aišku, priklauso ir nuo charakterio, nuo to žaidėjo. Nes vieniems tu sakysi, jie nepatikės, neįtikinsi jį, o kiti tai kiti klauso tikrai. Dar grįžtant į tą etapą Vokietijoje, pats paminėjai, kad treniravai ir moterų komandą. Kaip ta patirtis visai tikriausiai irgi nauja pačiam buvo, nes dar, jeigu neklystu, minėjai, kad pats ir rinkdavai tą komandą. Tai jo, tai ten buvo toks laikotarpis tikrai buvo sunkus, nes aš viską pradėjau nuo nulio, nes, Vokietijoje tas krepšinis nėra toks populiarus kaip Lietuvoje. Taip, futbolas vis tiek. Ten futbolas, rankinis, ledo ritulys. Tai aš tenais turėjau, kaip ir minėjau, turėjau vaikų grupės, paskui man pasiūlė darbą su moterim. Tai aišku, tai yra sunkiau dirbti negu su vyras. Tikrai yra sunkiau. Bet sunkiausias dalykas buvo tai surinkti komandą. Nes mes, aš atsimenu, turėjom ties kelias žaidėjas, tai man teko ir važiuoti ir kitus miestus, stebėti kitas rungtynės, eit kalbėtis, ar tu nori pas mane žaisti, bet tai kai tu atvažiuoji ir sakai, ar tu nori važiuoti į mano komandą, tai jos galvoja, kas tu toks esi. Tai turi kažkaip sudominti, kažką. Plius reikėdavo dar važiuoti ir pas rėmėjus, reikėdavo rinkti, tai atsimenu ir sporto klubą eidavau, kalbėdavausi, kad leistų komandą pasitreniruoti. Tu buvai atsakingas už viską, ką įmanoma daryti. Už viską ir autobusą gavau, kur aš pats ir vairuodavau tą autobusą. Dar vairuotojai darbai. Jo, aš pats nuveždavau žaidėjas į varžybas ir grįždama atgal. Atitreniruodavai ir tada dar sėsdavai parvežti atgal dar. Jo, tai būdavo paskui, bet aš ten gavau ir kojinių, rankšluosčių, važiavau į viešbučius, kad duotų rankšluosčių, nes ta komanda nieko neturėjo, absoliučiai. Tai aš norėjau kažkaip truputėlį profesionaliau tą dalyką padaryti, bet sunku, tikrai buvo sunku. Ir plius tu esi Vokietijoje, tu kalbos taip nežinai. Krepšinis nėra populiarus, ypač dar moterų. Buvo tikrai sunkus laikai. Okay, pamokanti patirtis tokia vis tiek gausi. Jo, tai viskas ateičiai, tie tokie dalykai, tai pamokino. Po to jau praėjus kažkiek laiko grįžai į Lietuvą vėl, gavai šansą gimtojo miesto Mažeikių komandai, grįžote į LKL ir gal kažkiek nesiplėsim apie tą etapą, bet norėčiau iškart pereiti prie
praėjusiu metu, kai sulaukiai pasiūlymą prisijungti prie Šiaulių klubo vėl, kur praleidai 9 berods sezonų žaisdamas, dabar sulaukiai jau šanso grįžti trenerio kėdėje. Kaip prisimeni tą momentą? Tai čia, kai iš Vokietijos, aš kai iš Vokietijos grįžau į Lietuvą, tai aš norėjau važiuoti į Vilnių. Dirbti su vaikais. Jo, dirbti su vaikais Sostinės krepšinio mokyklai. Bet tada kažkaip taip gavosi, kad Jomatas man paskambino. Sako, nenori prisijungti prie trenerių štabo Mažeikių klube. Nes tada buvo Jasaitis, jis buvo kaip ir asistentas ir žaidėjas, bet jis išvyko į Italiją berods, tai atsilaisvino tą vietą. Na, aš ir sutikau kažkaip, nes jeigu nebūčiau Mažeikiuose, tai būčiau tikrai išvažiavęs į Vilnių į sporto mokyklą. Tai o paskui mane pakvietė Žydrūnas Urbanas iš Mažeikių. Sako, atvažiuok, bus linksma. Ir turėjo būti linksma, vis tiek susirinko sena, kaip pasakyti, šaika, buvę kartu žaidėjai, laimėję medalius ir dabar vėl susirinkat. Jo, tai tas laikas tikrai buvo praleistas tikrai gerai, mes ir su Žydrūnu ir su Vaidu gerai sutarėm, viskas buvo puiku, tik aišku paskui taip gavosi, kad teko Žydriui palikti komandą, bet mes nesame apsaugoti nuo to dalyko, tai čia nežinai, kai tu tokį darbą dirbi, tu nežinai, kas tavęs laukia rytoj ar po savaitės. Ir tada vasara ir atėjo žinia, kad Darius Songaiva perima komandos vyrtrenerio vairą, tu likai trenerių štabe. Ką naujo gali pasisemti iš Dariaus, kuris šiaip nebuvo vyrtreneris savo karjeroje ankstesniai, bet tuo pačiu buvo asistentas pas kitus super žinomus ir super didžius trenerius. Jo, šiaip džiaugiuosi, kad Darius atėjo į Šiaulių komandą. Jis atėjo, gal sakyčiau, su visai kitokiu gal požiūriu, gal ta darbo etika visai kitokia, gal nesistiekis ir buvo ir asistentas NBA, ten pas Popovičių buvo ir pas Jasikevičių asistentas, tam aukštam lygiai jisai buvo. Tai šiaip jis yra, mano manymu, tai jis yra dabar LKL yra geriausias treneris. Kuo jis išsiskiria, ką jis tokio turi, kas tave taip, nežinau. Tai visų pirma, jis turi autoritetą. Anglų kalbos žinios yra labai geras. Kitas dalykas, tai jisai moka bendrauti su žaidėjais, kada reikia ir pakelia balsą, kada reikia ir pasikalba kaip draugas su draugu. Aš žinau, kad jis turi viską, ką turi tie elitiniai treneriai. Tik tai jis yra laiko klausimas, kada jisai išauš į aukštesnį lygį. Aišku, tas treniruočių procesas yra kitoks. Ir tą žaidėjai mato ir supranta, gal sakyčiau, aiškiai išaiškina tas detalės, tą informaciją pateikia žaidėjams. Nes žinot, kai vieni treneriai, aš pats buvau žaidėjas ir mačiau ir klausydavos ten 20 minučių tą patį kalbą, jau nebeįdomu tam žaidėjui yra. Pas dar yra konkretumas, yra tas aiškumas, tie žaidėjai įsisavina tą, ką reikia, tai to ir reikia.